Tokios situacijos, kur, pavyzdžiui, nepaskambino, nesumokėjo, nusišypsojo kitai merginai. Tai merginai su aukšta savivertė reiškia santykių pabaigą. Viskas, baigta. O merginai su nesveika savivertė reiškia santykių pradžią. Kodėl? Čia vidinis konfliktas tai, kad yra viduj narkotinis poreikis būti su tuo vyru, nes jai kaip narkomaniai reikalingos dramos, reikalingos emocijos, reikalinga tapti auka, reikalinga išgyventi visokias negatyvias emocijas, pyktį, liūdėsi, ašaras, reikia savęs gailėti ir taip toliau. Ir daugumai moterų kančia yra visiška norma, absoliuti norma. Ir jos kaip bitės ieško to nektaro, ieško to partnerio, su kuriuo vėl galės išgyventi tą kančią, vėl galės konfliktuoti, vėl galės sėdėti ant streso hormonų. Taigi santykiuose labai viskas stipriai yra pastatyta būtent emocinės priklausomybės nuo streso hormonų. Taigi, mielosios, jeigu jūs esate tos, kurios ištisai dramose, ištisai esate dramų karalienės, ir jums pastoviai reikia streso, ten dramų santykiuose, jūs greičiausiai eisite tiesiu taikymu į konfliktinius santykius, į toksiškus santykius. O jeigu norite harmoningų santykių, jums reikia dirbti su savo emocijomis, su savo, tai yra pas jūs turi atsirasti noras nustoti kentėti. Kitaip nieko nebus.